Vykite vestuvės. Nu vėl, visi tas vestuvės peržiūri. Nu neaišku, ar jisai vedė ar nevedė. Ar yra atvažiavęs ar nėra atvažiavęs. Taip, tai yra paskolos, kurios reikalingos. Taigi, koks mūsų uždavinys, kalbant apie žiniasklaidą? Mūsų uždavinys pasinaudoti žiniasklaidą, ypač kaip autoritetingų visuomenės informavimo šaltinių, tam, kad mes perduotumėme savo žinią, kuri mums reikalinga yra perduoti visuomenę. Ne kaip paskalų nešiotoja, ne kaip vyriausybės gynėja, o būtent kaip autoritetingas šaltinis. Nors vėlgi, jeigu pasižiūrėsite į žiniasklaidos reitingus, jeigu prieš metus 4, kai tik pradėjo publikuoti mūsų ir publikuoja mūsų reitingus, aš turiu meni Lietuvos rytas, taip mes po pirmieji visą laiką esame tas pirmieji. Tai paprastai antra būdavo arba bažnyčia, arba žiniasklaida, jie tarpusai važydavosi, dabar žiniasklaida turi štai 5-6 vietą. Būtent dėl tų skandalų, kurie neturi. Tai šitą plotą ir atskiras židinys, kaip atskiras židinys, ne? Paimkim už bendrabučio, kur gyvenate, ne? Taip, įvažiavimas į teritoriją čia. Paimkim tavo plotą. Paprasčiausiai pasižiūrėti, kad argonsus paskaičiuoti kaip atskirą židinį. Du atskiri plotai, jo. Dalesim, čia degimas yra, o čia jau tik rusenimas. Tai va, du atskiri plotai. Tai kuris pirmas su GPS-u bandys? Gerai. Pats, ne? Eik, aš paskui. O mes jo, žiūrėsim kaip pagal laiką. Gali būti, kad dviesi tik praeisit, gal tik čia net nereikia. Žiūrėsim. Ryšysim mes čia štabe organizuojama štabas. Šitą galim ir pasikapti. Labadiena, mes iš TV3 atvykome. Sakykite, mes čia matome, kad yra tokia labai sudėtinga situacija. Kas atsitiko, kas mums galėtų pakomentuoti? Situacija kol kas yra, nežinom ar kokia sudėtingumo, bet iš tikrųjų turim informaciją tokį iš gyventojų, kad yra du dideli židiniai išplitus į miško, reiškia, dega žolė. Šiuo metu yra atvykusios 4 autocisternos, reiškia 4 grupės ugniagesių, vykdoma žvalgyba, sudarytas incidentų valdymo štabas. Šiuo metu turimais duomenimis dega kažkur apie 3-4 hektarus pievos, bet gali būti ir daugiau. O tai pavojinga žmonėms, nes vat, mums skambina žmonės savo, kad jie neturi ko kvėpuoti. Dabar taip pat yra atliekama žvalgyba, sudaryta yra grupė žmonių, kurie automobiliu vyks iki artimiausios gyvenvietės ir bus aiškinamasi apie situaciją tenai. O tai sakykite, ar tai pavojinga žmonėms, jūs pasakyti, ar gal mums pranešti žmonėms, kad jie evakuotųsi, ar ką daryti? Kol kas, kokius pasiūlymus jūs galėtumėte žiūrovams pasakyti? Turėtų stebėti gyventojai, kokia padėtis yra. Gal laukia kokia situacija yra? Kokia yra laukia situacija, galbūt išeiti į lauką pasižiūrėti, būtų pasiruošus kažkiek tai. O tai reikia dėvėti kažkas tai kaukės, gal reikia kokius tai dujokaukės? Ne, nereikia. Šiuo metu nereikia, nes iš tikrųjų ir meteorologinės sąlygos yra tokios, kad ir vėjo kryptis yra palanki mum, reiškia, jinai neplinta į gyventojų pusę, kol kas dėvėti kažkokio papildomos saugos priemonių nereikia. O sakykite, kada mes galėsim gauti tikslesnę informaciją? Tikslinė informacija reikite po 15-20 minučių bus suteikta informacija apie esamą situaciją padėtį. Ačiū. Vadė, praėjo 20 minučių, mes atėjome gauti informacijos, sakėte, po 20 minučių mums pateiksite. Sakykite, čia kas yra va čia schema? Čia toks didelis plotas, čia taip yra pavojingai viskas, kas yra pasakyti, prašau man? Prašau, yra
spaudai atstovas ir jisai... O kur jis yra? Informaciją žino ir... Bet jūs čia žiūrite, duodate informaciją jau į kompiuterį kažkokį labai pavojingą, ar čia žmonėms labai pavojinga yra? Ne, čia nėra nieko pavojingo, mes paprasčiausiai sukauptą informaciją perkeliam į kompiuterį, kad paskui galėtumėm viską aiškiai nuodugniai pažiūrėjus, galėtumėm viską pateikti jums. O tai sakyti, Prašau, turiu labai svarbių duomenų, kurie būtų, manau, įdomus ir jom. Taip, kolega užsiminėja šitais duomenimis, kurias turim perduoti į savo vadovėlį. Tai visą informaciją, kas duomina, aš galiu jums suteikti. Tai sakykite, prašau, kokia dabar yra pirmiausia, koks yra plotas ir kas vyksta, nes mes matėme, kad sėdi ugniagesiai rūko, nieko nedaro, vandens trūksta. Dėl rūkančių negaliu pasakyti iš tikrųjų kaip, bet mano turimais duomenim šiuo metu visi ugniagesiai dirba savo tiesioginį darbą ir labai užimti, rūko galbūt kažkiek pašaliniai žmonės. Informuoja apie situaciją. Taip, šiuo metu buvo atlikta žvalgyba viso esamo ploto. Pirminiais duomenimis buvo galvojama, kad apie 10 hektarų, bet iš tikrųjų tai yra dega durpinga pieva su dalies su miško masyvu ir 3,3 hektaro plotai. Iš jų kažkur apie hektarą miško. Šiuo metu šitoj vietovėje dirba 6 švirkštai. Ir 2 automobiliai stovi ant vandens telkinių, ačiū Dievui buvo gaisriniai hidrantai netoliese, tai bandome viską padaryti, kad tas plotas nepadidėtų. Dar yra ir mažesnis degimo plotas, jeigu galite čia pasižiūrėti, plotas, iš tikrųjų jisai nėra pavojingas, ten tai yra pieva, durpinga, dirba 2 švirkštai, tenai, yra sudarytas atskiras paskirtas darbų vadovų, ten pavojaus didelio nėra. O švieskite, mums skambina žmonės, kad labai aitrus dūmai, ką jūs jiems galėtumėte pasakyti? Iš tikrųjų, atlikus žvalgybą, buvo apvažiuota aplink visą teritoriją su automobiliu, gyvenviečių artimų nėra, tik tai yra daugiabutis namas čia netoliese, jisai randasi pavieniai pusiai, bet vis dėlto įvertina tai, kad gyventojai rūpinasi, dėl savo saugumo buvo, kaip nuėta tenai paskirtas žmogus, informavo apie tai, kad iš tikrųjų dirba priešgaisrinės pajėgos gaisre ir kad jiem realaus pavojaus nėra. Sakykite, galutinė informacija, kada jūs mums galėsite pateikti, kada jūs planuojate lokalizaciją? Nu, patys supraskite, miškas, durpės, giluminės deigimas, tai kada lokalizacija, kol kas negaliu pasakyti, bet šiai minutei pagal visą perimetrą yra dirba švirkštai, o lokalizuota turėtų būti artimiausių metų, bet kol kas tai tikėkimės, kad mums pavyks lokalizuoti bent iki Sutemos. Gerai, ačiū. Kreiptis jau po to, kai bus informacija, tai jau dabar galite pasakyti, kas yra, kaip jūs jau, ar jau užgesinote gaisrą? Supratau, jūsų rūpestį. Informuoja visuomenė ir jūs, kad iš tikrųjų situacija yra valdoma ir pavyko mums sustabdyti gaisro plitimą ir iš tikrųjų 2 židiniai, vienas židinys 1,7 hektaro, praktiškai ten tik tai liko 60 arų, yra giluminis deigimas, tenai teks dirbti galbūt ir dar visą parą, bet realaus pavojaus nėra, plitimo tenai nėra. Kalbėkime apie antrą plotą, degantį buvo nustatyta 3,3 hektaro, tikslus yra plotas, atitinkamam turimam priemonė buvo išmatuota. Šiuo metu tenai dega 2,1 hektaro, plitimas į mišką sustabdytas. Taip pat noriu informuoti jūs, kad palaikant ryšį su Krašto apsaugos ministerija ir oro pajėgomis buvo informuota apie situaciją tai, kad šalimais yra bendrabutis, kuriame yra žmonės su negale tenai gyvena ir iš tikrųjų tam, kad jeigu būtų kilusi grėsmė, mes nustatėm tikslės koordinates šito pastato ir buvo sraigtasparnio įgula informuota ir turit šitas koordinates, jeigu būtų iškilusi bent menkiausias pavojus šitiem bendrabučių gyventojams, būtų sraigtasparnis pakilęs ir atskridęs mum į pagalbą.